Gal galėtumėte išvardinti, kiek šiemet projektų startuoja? Šiais metais mes esam pateikę ir startuoja virš 20 projektų. Tai yra, kaip ir minėjau, jie yra valstybinė investicinė programa, ES struktūrinė parama ir kiti fondai, kaip Norvegijos finansiniai mechanizmai. Taigi, kaip realiai, kada pamatys patys gyventojai šių projektų, reiškia, pačią pradžią, priklauso nuo daug dalykų. Startavus šitiem projektam, dalis, reiškia, startuoja vasaros vidury pateikimas. O konkrečiai kokie, pavyzdžiui? Gal jeigu pavardinant, tai mes galim pasakyti, reiškia, per skirtingas regioninės plėtros projektai, tai ES regioninės, reiškia, per regioninę priemonę. Tai ir eina, pavyzdžiui, mes turim tokių kaip regioninės plėtros tobulinimas ir strategijų pasirengimas. Mes planuojam pasirengti strategijas. Pirmiausia, tai yra su ekspertų pagalba nusistatyti, kokiom kryptimės dirbtume. Tai yra viena iš, pavyzdžiui, administracija ten pasitarus, mums reikėtų, kokį mes matom sporto, kultūrinio gyvenimo viziją. Kokiom kryptim reiktų daryti, kad, reiškia, mūsų sportas, tas žmonių aktyvumas būtų, reiškia, aktyvesnis žmonių, kad veikla mūsų, investicijos eitų tą kryptim. Nes mes dabar turim apjungiam stadioną, apjungiam sporto mokyklą, vieną darinį sporto centrą. Kokią kryptim vystyti, kaip pritraukti investicijas, kaip tai, kad atsilieptų žmonėms. Kito, pavyzdžiui, vėlgi tų strategijų yra ruošiamas kultūros turizmo plėtra. Kaip paskatinti, pritraukti turistus, kaip plėtoti kultūrinę veiklą, kaip plėtoti infrastruktūras. Tai va, tokie yra strateginiai. Ir tam yra priemonė skiriami pinigai. Jeigu teritorijų planavimo priemonė, tai mes pasirinksim, reiškia, miesto bendrai planą, pasitvirtinant, kaip miestas turėtų vystytis, reiškia, kokiom kryptim, ką turim daryti, kurioje vietoje, tai būtų aišku. Tai bus renovuojama kažkas ar tiesiog? Jeigu tai pasakyti, priemonės yra skirtingos. Yra vienas strateginis lygmenys, kitas lygmuo yra planavimas, trečias lygmuo jau yra konkretus darbai. Ir jeigu konkretus darbai, tai yra jau infrastruktūra. Tai va, ir transporto infrastruktūra, mes sakom, Maironio Vienuolyno gatvės, pėsčiųjų takai yra viena. Reiškia, Kęstučio šaligatvių ir apšvietimo rekonstrukcija. Čia viso to centro. Sekantis, reiškia, ūkinės veiklos, reiškia, kaimo vietovių, reiškia, gerinimas. Tai yra Deltuvos miestelė, pagrindinis gatvės ir šalia jos esančio, reiškia, šalygautvių aikščių rekonstrukcija. Tai yra, kad kaimo, reiškia, situaciją irgi gerinti. Negalim mes visų, bet pradedant nuo vieno, kadangi, reiškia, kai buvo per Deltuvą važiavo aplinkelis, labai sugadinta gatvė. Stovi vanduo, nenuteka, tie dalykai. Šitą. Jeigu per kitą priemonę, pavyzdžiui, viešosios turizmo infrastruktūros paslaugų plėtra, taigi mes galvojam, kad Ukmergės, reiškia, galvojam, kaip sudaryti sąlygas turizmui Ukmergės senamiestį. Tai per šitą priemonę, kur planuojama apie 500 000, mes galvojam sutvarkyti piliakalnį, sutvarkyti, paruošti maršrutų senamiesčio, reiškia, paruošti renginių vietą piliakalnėje, kad tai būtų pritaikyta ir gyventojams, ir atvažiuojantiems, kad tai realiai pradėtų kažkas judėti. Tai vėlgi šitos priemonės. Kitose priemonės, jeigu žiūrėt, Veprių ežero, tai yra vandens gerinimo priemonė. Veprių ežero išvalymas ir sutvarkymas. Irgi pateikta, reiškia, virš 1 milijono 2 metų laikotarpį. Praeitie užterštų teritorijų. Pavyzdžiui, mes turim karinį miestelį, kuris dalis ploto buvo užteršta. Reiškia, ir priemonė yra skiriama būtent šitai veiklai. Tai mes planuojam sutvarkyti vis dėlto, kur buvo skuro bazė, kitas vietas,
sutvarkytą gruntą, kad mes ateičiai galėtume investuoti toje srityje. Toliau nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Ką mes planuojam? Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra. Tai yra planuojamas įkurti kaip ir krizių centras. Yra, reiškia, pateikta paraiška, kuris rastųsi Deltuvos Smetonos kampe tuose pastatuose. Jie būtų renovuoti. Ten galbūt susikeltų, reiškia, socialinės paslaugos centras į naują vietą, išplėstų savo veiklą. Vėlgi galvojame apie tuos dalykus. Jeigu galvojant apie viešosios paskirties pastatų renovavimus, tai jau minėjau, eina mūsų darželiai, Žiugelis, Šilelis, Buratinas, va šitie 3 darželiai, kuriuos mes, reiškia, vėlgi galvojam. Lėšos skiriamos tik tai energijos taupymui. Bet mes galvojam, kaip padaryti, kad, reiškia, ir darželis vis dėlto būtų renovuotas pilnumoje. Yra problemų. O valstybiniai projektai, kuriuos jau minėjau, tai yra valstybinių lygių, tai yra ES lėšos valstybinių lygių, tai yra Šilo mokyklos rekonstrukcija, kuri, reiškia, irgi startuoja, yra virš 4 milijonų, mūsų indėlis yra 600 000. Vėlgi per 2 metus mes turėtume rastą sumą dasidėti, kad renovuoti. Bet aišku, kad tai vėlgi prie to dasideda, reiškia, kitos rytis, kurios statybos metu dar ta suma gali padidėti. Antano Smetonos dvaro pritaikymo turizmo reikmės. Vėlgi mes turim bendrą sumą apie 7 milijonai, iš kurių, reiškia, savivaldybė turi prisidėti irgi 600 000 per 2 metus. Vėlgi yra, bet tai, kad tai įgyvendinti, mes turim Liepos 1 jau turėti, reiškia, techninį projektą, atsinaujinę pasiruošę, visus dokumentus sutvarkyti. Vėlgi mes turim padaryti iš savo pinigėlius. Tai yra kaip ir savo indėlių, su kuriais mes startuotume. Tai Šventosios upės trasos. Tai yra Ukmergėje, nuo mūsų tilto iki, reiškia, tokią atkarpą norėtume sutvarkyti iki Baranausko gatvės, maždaug apie 700-800 metrų, kur galėtų planuojam atsirasti dviračių takas su apšvietimu, reiškia, soliukais, kad žmonės galėtų, reiškia, čia pailsėti, kad grožėtis ir Ukmergė, patys ukmergiečiai yra atvažiavę. Vėlgi, tai yra 2,5 milijono skirtų lėšų ir, aišku, mes turim, nors čia tai pilnai finansuojamas iš valstybės, bet vėlgi visos žemės rinkimo dokumentai, tai yra specialūs planai, tai yra investiciniai projektai, vėlgi turi būti padaryti iš mūsų pinigų, o tai vėl sudaro nemažas sumas ir tai tokiam prisidėjimui reikia per 100 000. Tai va, tokie iššūkiai. Gal jau yra aišku, kokie darbai bus atlikti šiemet? Viena aišku, kad visi darbai, daugelis darbų, manau, bus pradėti šiais metais, kadangi atlikimas yra 2 metų laikotarpiui. Bet yra kitas dalykas, pasakyti, kurie 100% mes darysim, yra kol nepatvirtintas biudžetas, kol mes nesusidėliojam viso savo biudžeto. Tai yra investicijų, kol nepatvirtino taryba teikti, kad va, šitas projektas tikrai bus, tikrai negalima. Mes vardinam, kad mes pasiruošę ir galėtume daryti apie 20 projektų, bet kaip vis dėlto šnekant, mes tai pajėgsim finansiškai, ar būsim priversti dėl esamos situacijos kažko atsisakyti ir neimti ES lėšų, tai viską galėsim pakomentuoti ir pasakyti po patvirtinto biudžeto.